Sveiki, trumpai Jums pristatau Genially mokymus, kaip susikurti interaktyvias užduotėles su Genially programa. Tai trumpai pasižiūrėkime, kokias interaktyvias užduotis, interaktyvias veiklas šiuose mokymuose mes susikursime. Pasižiūrėkime pirmąją interaktyvę užduotį, kurią susikursime šių mokymo metu. Taigi pirmoji užduotis, spausime startas ir matysime užrašą, kas prasideda iš raidės A. Tai pirmiausia suklyskime, matome neteisingai, dar kartelį neteisingai, dar vienas neteisingai atsakymas, šiek tiek kitoks ir dabar jau atsakykime teisingai ir matome atsakymas teisingai. Tai matome, kad galime dar paspausti ir išlenda lentelė, kur galime šiek tiek paskaityti ir galbūt nueiti į Wikipediją ir paskaityti daugiau. Gerai, keliaukime tolyn, kas prasideda iš raidės Š ir atsakome teisingai, šuniukas, galime pasižiūrėti, paskaityti daugiau apie šuniuką, pamatyti nuotrauką. Taip, keliaukime tolyn, dar vienas pavyzdys, kas prasideda iš raidės K, šiek tiek suklysiu, matome atsakymę neteisingai ir dar kartelę neteisingai. Taip, kiek turi daug galimybių Genially, atsakykime teisingai, taip, valia, atsakėme teisingai, galime paspausti ir nueiti paskaityti iš Wikipedijos. Taip, kas prasideda iš raidės V ir taip, matome neteisingai, krenta liūdni veidukai ir sudužusios širdis ir nykščiai žemyn, atsakykime teisingai, taip, varlytė teisingai ir ką pasiūlys mums varlytė, kad galime pasiklausyti video iš YouTube'ės. Matome, viskas veikia ir tai yra mūsų pirmoji užduotis, kurią susikursime šių mokymo metu. Dar viena puikiai interaktyvi nemokamos Genially galimybė, kai mes paspaudžiame ant kažko ir sužinome paslėptą turinį. Tai čia mes išbandysime keletą pavyzdžių, pavyzdžiui, kokius žinai gyvūnus iš šios raidės. Tai vaikai gali vardinti gyvūnus, o vėliau mes galime paspausti ant A raidės ir pasižiūrėti, kokie dar yra gyvūnai ir ar vaikai šiuos gyvūnus pasakė. Dar vienas pavyzdys su kita raide, tai vėlgi mes galime paspausti ir pasižiūrėti, ar vaikai šituos gyvūnus pasakė. Kita versija yra priešinga, kai mes turime gyvūną ir galime klausti, iš kokios raidės prasideda žodis. Tai paspaudus ant gyvūno atsiranda teisingas atsakymas. Čia yra irgi lygiai tas pats, mes turime katinėlį ir paspaudę ant jo galime pamatyti, ar vaikas teisingai atsakė klausimą. Kaip dar galime pritaikyti, galime tiesiog užduoti kažkokį klausimą ir kai vaikas atsako, mes galime paspausti atsakymo mygtuką ir galime patikrinti, ar atsakymas buvo teisingas. Tai čia įkėliau, pavyzdžiui, Vilniaus nuotrauką. Tai visą tai mes susikursime šioje antros užduoties kūrimo pamokoje. Ir dar viena užduotėlė, tai užduotėlė su garsu. Tai pasižiūrėkime, ką susikursime, tai ištark po vieną raidę. Paspaudus ant mikrofono mes girdėsime balso įrašą. K, A, T, E. Perskaityk skiemenis. K, T. Perskaityk žodį. Katė. Ir dar viena interaktyvi užduotėlė, kurią išmoksime susikurti. Tai užduotis, parašyk žodį katė. Vaikas gali paimti raideles ir nešti į atitinkamą vietą ir parašyti žodį. Taip, matome parašyk žodį katytė, tai vėlgi galime labai greitai parašyti. Parašyk žodį šuo, bėga šuniukas, vaikas rašo, lapė.
arklys, galime įrašyti praleistą raidę. Taip, paskaitome, ar tinka. Taip, tinka. Galime išbandyti ir kitas raides. Taip, vis dėlto čia turi būti raidė T. Ir dar viena užduotėlė, kurią susikursime, tai yra piešimo užduotėlė. Tai matome, pavyzdžiui, paimk pieštuką ir apvesk. Tai dešinėje pusėje kampe yra pieštukas. Mes galime koreguoti storumą, galime pasiimti spalvą ir galime apvesti, pavyzdžiui, punktyrus. Tai imu ir vedu. Tai jeigu turime kokią liečiamą planšetę, tai vaikas gali su pirštukais vesti, tai gali ir apvedęs nuspalvinti, galime parašyti, kad apvesk ir nuspalvink. Tai tikrai galime įdomiai sugalvoti tą užduotėlę. Jeigu nepavyksta, galime pažymėti ir ištrinti. Ir lygiai taip pat galime parašyti, kad nupieš kažką, tai vaikas įėjęs irgi gali piešti namą ar kažką, kokią užduotėlę mes jam parašėme. Užduotėlė gyvatėlė. Tai dar papildomos Dženeli galimybės. Tai yra kauliuko ridenimas. Matome, kad paridenus kauliuką jis iškrenta 6. Mes galime paimti figūrėlę, eiti į skaičiuką 6. Matome, čia yra dar ženkliukas. Galbūt reikia atlikti kokią užduotį. Pavyzdžiui, išvardink, kokia žinai Europos šalis. Ir vaikas gali išvardinti. Tada gali kitas dalyvis, žaidėjas, ridenti kauliuką. Matome 3, pavažiuoja iki 3, čia taip pat yra užduotėlė, išvardink, kokius žinai gyvūnus iš L raidės. Ir taip toliau, tai principas tas pats, mes galime keliauti, prikelti visokiausių tų užduotėlių ir ateiti iki finišo. Taip pat galime įkelti taisyklės, kokios užduotis ir galime spausti žaisti iš naujo ir visi kauliukai žaidėjai sukrenta atgal. Ir dar viena interaktyvi užduotis – klausimai, atsakymai. Pavyzdžiui, užduodame klausimą, kur gyvena žuvis ir vaikas suklysta. Gali spausti siųsti ir matome neteisingai. Taip, kitas klausimas, kokios spalvos yra braškė. Atsakykime teisingai. Žinoma, teisingas atsakymas. Toliau, ką sako karvė, atsakykime teisingai. Ir paskutinis klausimas, kaip pavyzdys, kuo skrenda paukščiai, sparnais. Ir matome teisingai. Ir matome rezultatus, kiek atsakėme teisingai ir kiek neteisingai. Galime spausti try again, bandyti iš naujo ir žaisti iš naujo. Ar melas, drambliai moka skraidyti? Oi, nespėjame, buvo skirta tik 10 sekundžių. Taip, saulė šviečia danguje, tiesa, matome tiksi laikas, skubėkime paspausti. Taip, teisingai. Kitas klausimas, žuvis gyvena medžiuose. Melas, spauskime. Taip, žuvis gyvena vandenyje. Ir matome atsakymus. Taigi tikrai puiki galimybė žaisti žaidimą tiesa ir melas. Net įkeliant laikroduką. Tai eikime tolyn ir susikurkime su nemokama Dženeli.